Nu takų jūs, Varšuvos turista. Sveiki gyvi. Tai dabar aš norėčiau biškį papasakoti jums apie Varšuvą. Kas čia per miestas, kur mes ten pamatysim ir kur galėsim pavyzdėti. Tai Varšuva ir Lenkijos sostinė ir didžiausias miestas apskritis. 1,75 milijonų gyventojų, aglomeracija 3,5 milijoną. Miestas įkūręs centrinė Lenkijoje, Mazovijoje, prie Vyslos upės. Tikra graži upė. Mokslo, kultūros, politinis ir ūkinis centras. Varšuva į Lenkijos parlamentą, prezidentą ir centrinės valdžios įstaigų buveinės. Varšuva taip pat ir Mazovijos vaivadijos sostinė. Čia ir Lenkijos mokslo akademija, universitetas, medicinos akademija ir kitas aukštasis mokyklas. Daug teatrų, muziejų, paminėtini ir nacionalinis, archeologijos, rūmą muzieja Lazenkos, Vilenkove, Nebrovė. Matysim, kaip bus mums čias, gal į kokį vienkėtį nueisim pavyzdyti, kas ten įdomaus, gal jums parodysim. Tai va, didelis ir tikras senamiestis, vaikščiojom, tikra gražus, daug ko iš jums parodysiu, pamatys, tikra bus įdomių vaizdų. Išliekė ir karališkieji rūmą 16-17 amžiaus, daug bažnyčių, tikra daug bažnyčių, pamatysit, tikra daug jėčių čia yra. Nacionalinis muziejus sugarsęs paveikslas Jon Mateiks Bator prie Pskovo, Sobieskis prie Vienas, Vitold Pivnickiaus mūšis prie Cesoro, Juzefo Branto Chocimo mūšis, jau čia pradėjau lietuvišką šnekėti, ne? Stanislo Chlebkovski Sobieskiaus prie Vienas. Tai va čia daug visokių muziejų. Tikra labai gražus senamiestis. Jeigu kada atvažiuosit, jeigu nesat dar čia buvę, tai va čia tikra labai viskas gražiai atrodo. Ir galiu pasakyti vieną dalyką, iš karto kaip anonsą. Tikra labai primen mūsų Vilnių. Tikra labai primen. Tai va, tai teik būt šiam kartui. Sustiksim kitam video epizode. Ir kol kas teik ate.